Sveikinam studentus ir toliau skaitome Petro pirmąjį laišką, pirmąją encikliką mūsų pirmojo popiežiaus ir skaitome 5 skyrių ir šiandien manau, kad mes turime vilties jį pabaigti, tai prašysim Robertą, kad visą 5 skyrių ir mums pagarsintų. Jūsų vyresniuosius prašau aš, irgi vyresnysis, Kristaus kentėjimų liudytojas ir būsimosios šlovės dalyvis. Ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia, ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys. Kai pasirodys vyriausiasis ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką. Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnus vyresniesiems ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Būkite blaivus, budėkite. Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams plačiajame pasaulyje. O visų malonių Dievas, pašaukęs jūs į savo amžinąją garbę Kristuje, pats jūs, trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Jo valdžia per visus amžius. Amen. Per Silvaną, ištikimą į brolį, tokiu jį laikau. Aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liudydamas, jog tokia tikroji Dievo malonė. Tvirtai jos laikykitės. Jūs sveikina kartu išrinktoji Babilone ir mano sūnus Morkus. Sveikinkite vieni kitus meilės pabučiavimu. Ramybė jums visiems, kurie esate Kristuje. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Taigi užbaigėme 1 Petro laišką ir pačioje pabaigoje jis pats rašo, kad aš jums trumpai parašiau. Tai jūs man pasakykit, kurioje čia vietoje kas trumpa, jeigu mes čia pusę metų kankinamės su šituo tekstu, ir bandome ir išgirsti, ir suprasti, taigi vėlgi rodo mūsų laikmečio nepajėgumą ilgiem tekstam. Tai buvo laiškas, kuris buvo nepadalintas į jokius skyrius, į jokias eilutes, jis buvo perskaitytas bendruomeniai vienu ypu. Ir paskui, aišku, padarytas nuorašas, prie jo galima grįžti, karts nuo karto jis vėl yra pagarsinamas, bet bendruomenė tikrai turėjo pajėgumą kitaip klausyti, kitaip girdėti. Ir mes turime įsitreniruoti ausį šventojo rašto kalbėjimo manierai ir būdui. Jisai nėra toks pat kaip šiandienos ta informacija, kuri vaikšto. Ir tada vėl kyla klausimas, ar jau čia tikrai didysis progresas mumise, ar mes tikrai protingėjame, o gal kaip tik darome savo dėmesio tuo spektru daug siauresni žmonės ir nepajėgus priimti, išgirsti tiesą, kuriai mus pasiekti reikia ilgesnio kažkokio tai teksto, daugiau kažkokios tai argumentuotės, sudėliotos ir visa kita. Bet neprarandam vilties ir kantrybės. Ir štai šitoj paskutinėje laiško daly, laiškas baigėsi trumpais paraginimais, pirmiausia vadovams, tada jaunesniesiems nariams ir galiausiai visiems. Ir vieninti šitos dalies tema paraginimo yra nuolankumas vienas kitam ir Dievui. Nes tai atneša Dievo namiškių vienybę ir taiką su Dievu. Nuolankumas vienas kitam ir Dievui kaip vienybės pagrindas. Nes jeigu nebus mūsų tarpe nuolankumo, tai klausimas, ar bus ta vienybė. Ir vėlgi Dievo namiškių, tai reiškia Dievo šeimoje,
namiškių, kurie nėra svečiai tuose namuose. Ir jeigu tu esi namiškis tuose namuose, tau priklauso ten būti, tai viena, bet tavo buvimas yra kartu ne tik tai kaip vartotojo buvimas, bet kaip to, kuris prisideda prie tų namų ir tuose namuose gyvenančių irgi gerovės. Reiškia, tai nėra tik tai, kad aš naudoju ir vartoju. Aš irgi įnešu savo laiku savo indėlį. Galbūt, kai sergantis, kai mažas, kai senas, aš esu daugiau tuose namuose imantis, bet jeigu pasikeičia aplinkybės, aš turiu irgi į tuos namus įnešti savo indėlį. Tai į bažnyčią, į Dievo vaikų šeimą. Petras šitam pirmoji eilutė, jūs vyresniuosius prašau, aš irgi vyresnysis. Ir čia antrą kartą laiške jis kreipėsi pirmu asmeniu. Antram skyriui 11 eilutėj. Mylimieji, aš maldauju jūs kaip ateivius ir svečius susilaikyti nuo kūno geidulių. Taigi Petras antrą kartą šitame laiške naudoja pirmąjį asmenį, kad tai jis kalba, tai jis rašo. Ir tada jūsų vyresniuosius prašau, aš irgi vyresnysis. Ir žodis graikų kalboje yra presbiteros, kuris pažodžiui reiškia senas žmogus. Presbitero yra senas žmogus arba vyresnysis. Ir šitoj vietoj Petras irgi save identifikuoja ne kaip aukštesnį už vyresniuosius, bet jūs vyresnieji bendruomenės ir aš esu irgi vyresnysis. Aš esu su jumis lygus, tarsi atsakingas, nors yra pirmasis popiežius, nors yra apaštalų apaštalas, bet šitame laiške jis save pozicionuoja kaip tą, kuris atpažįsta ir pripažįsta kitų bendruomenėje esančių tarnystę ir per laišką jisai tapatinasi su jų tarnystė bendruomenėje. Ir jis save identifikuoja trigubai. Pirmiausia, jis sako, irgi vyresnysis. Ir panaudoja žodį graikų kalboj, simpresbiteros. Ir tai yra petriškas žodis. Daugiau niekur kitur Naujam testamente nepasikartoja aš vyresnysis. Simpresbiteros. Ir aš reiškiasi kartu vyresnysis. Unikalus terminas. Susilygina su kitais ir nėra už juos aukštesnis. Tai pirmas savęs toks pateikimas, sutapatinimas. Antra, Kristaus kentėjimo liudytojas. Ar Kristus tikrai yra, ar Petras tikrai yra Kristaus kentėjimo liudytojas? Yra ir nėra. Ar jis Kalvarijoje buvo? Ne, nebuvo. Kodėl nebuvo? Todėl, kad pabėgo. Bet tai nereiškia, kad jis nėra žinantis, kad jis nėra tų įvykių liudytojas, kad jis nežino dabar, kodėl Kristus kentėjo tada ir kad jis pabėgo nuo kančios tarsi momento artumo, bet ne nuo paties Kristaus kentėjimo, kuris tuo metu vyko. Taigi mes turime, reiškiasi, jo tapatybę arba jo kaip vyresnio autoritetą kylanti iš to, kad jis žino apie Kristaus kančias ir prie jų irgi prisidėjo, suprasdamas, kad skelbti Evangeliją, ką jis ir daro, irgi kainuos. Tai Petrui kainavo būti Jėzaus mokiniu, Jėzaus sekėju. Ir tada yra Apaštalų darbų knygos 5 skyrius 17:42. Jo įkalinimas ir galiausiai nukankintas. Petras yra nukankintas dėl Kristaus Romoje ir kai jau jį kankina, jisai nesutinka būti nukryžiuotas taip kaip jo mokytojas ir viešpats Kristus. Jis sakė, aš nesu vertas, todėl jisai yra nukryžiuojamas aukštyn galva. Jis nevertas savo mokytojo kančios mirties būdo. Tai reiškia, jis buvo nukryžiuotas aukštyn galva. Ir tada trečia tapatybė – dalininkas, žiūrėkit, ir būsimos šlovės dalyvis, dalininkas. Žodis koinonos.
dalyvis, dalininkas. To šlovės, kuri bus apreikšta. Ir tie kentėjimai, Kristaus kentėjimai, į kuriuos mes įsijungiame, irgi lydi į šitą šlovę ir garbę. Apie tai šneka 1 skyrius 6-7 eilutė, 11 eilutė, 21 eilutė, tada 4 skyrius 13-14, kadangi čia šalimais yra, tai pasižiūrėkim 4 skyrius 13-14. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiūgauti ir linksmintis. Taigi Kristaus kentėjimai surišti yra su jo šlove. Mūsų kentėjimai dėl Kristaus irgi surišti su jo šlove. Tai nors to šlovės norėtumėm greičiau, o kentėjimų mažiau, nebūtinai taip veikia, kaip mes norime, tačiau svarbu žinoti, kad tie kentėjimai nesibaigia kentėjimais, jie atveda į garbę ir šlovę. 2 eilutė 4. Ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia. Ganykite jums patikėtą kaimenę. Ir tada šitoj vietoj atsiverskim Jono Evangeliją, 21 skyrius, 15-21. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą, va čia tą, kuris laišką rašo. Simono, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Šis atsakė, taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė Simoną, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano avelės. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą Simoną, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, viešpatie, tu visą žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Čia apie tą ganykite. Ir tada iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsies Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė, sek paskui mane. Taigi Petrui yra sakoma ganyk, bet kartu tas ganimas neatleidžia nuo sekimo Kristaus parodytų kelių, kuris sako, kad į šlovę ateinama per kentėjimą. Tas ganimas kainuos. Kainuos priešiškumą kitų, kainuos priešiškumą pačių avių tikriausiai ir nenorą būti ganomom ir taip toliau. Tas, juk kai tėvai auginate vaikus, tai nuo gimimo tie angelėliai tiesiog pasaka. Jums tik reikia žinoti, kas yra gera ir jiem pasakyti, o jie viską gerai ir daro. Nieko panašaus. Neaišku, kodėl su jūsų geru noru, su gera meilė, su geru žinojimu, nori nenori, tenka susidurti su kito žmogaus valios pasireiškimu, su priešiškumu. Ir tas yra kančia. Vaikų auklėjimas yra kentėjimas. Vaikų ugdymas yra kentėjimas, nes tu nori gero, į tą gerą yra atsakoma ar tinginystė, ar abejingumu, ar priešiškumu, ar kažko kitu. Tai va tas ir tada, kai paskui jau ten užaugę vaikai tampa profesoriais, daktarais, prezidentais, tai aš čia tokia pasidariau. Čia tėvai, tai čia žinai, buvę, nebuvę, aš tiesiog gimiau jau ir toks protingas, ir toks geras, ir toks paslaugus, ir toks dėmesingas. Niekas ten nieko nekentėjo. Kad aš tokia būčiau. Tai iš tiesų, bet puikiai visi suprantame, kad tikrovėje kažkieno kančia pažadino manyje ir skiepijo manyje kažką to, kas yra dorybinga, kas yra šlovinga, ko paskui galime didžiuotis. Ir tada Petras kalba, kai ganysite, kalba apie 3 ganimo pagundas, vadovavimo pagundas. Ganimo vadovavimo pagundas. Pirmoji, ne iš prievartos, bet su noru. Pirmoji, būti priverstam ganyti, priverstam vadovauti. Ir nieko nepriversi.
Visų turi atsiklausti, ar sutinka, bet neskubėti atsakyti, nes tai turi būti ne mano, o Dievo valia. Ar tu gali vadovauti šitai grupeliai? Ne. Ja. Kodėl ne? Nes aš tingiu. Aš save saugau nuo atsakomybės, aš save saugau nuo kančios. Tai aš vienu žodžiu iš karto sakau ne. Bet o tu su Dievu jau susitarei, kad tu gali sakyti ne šitoj vietoj. Ar tik tu pasitarei su savo kūnu ir krauju, su savo norais, su savo patogumu ir tada pasakei ne. Tai tikrai prievartos nereikia, bet ir skubėti atsakyti ne. Net ir taip, irgi nereikia. Ar aš pasitariau su Dievu? Ir kai kardinolai konklavoje išrenka popiežių, jisai turi teisę pasitraukti į ašarų taip vadinamą kambarėlį, praleisti kažkiek laiko asmeninėje tokioje maldoje, savo sąžiniai susitikti su Viešpačiu ir tada tik tai grįžus klausė jo, ar priėmi šitą tarnystę. Ir mes niekada nežinome, konklavo yra paslaptis, negalima jos išduoti. Mes nežinome, ar tikrai nėra per istoriją konklavų kas nors pasakęs išrinktas, bet pasakęs ne, aš tos tarnystės reiškia nepriimu. Aš žinau, kad vyskupų atžvilgių, kuo toliau, tuo labiau Vatikanui yra labai sunku paskirti vyskupus, nes labai daug kandidatų kunigų, kurie praneša, kad jūs išrinktas būti vyskupu, atsisako vyskupiškos tarnystės. Ir atsisako todėl, kad šiandien mes žinome, ką tai reiškia. Tai reiškia kunigų priekabiavimai, neteisingas turto naudojimas, abojingas elgesys su parapiečiais, administraciniai, teisiniai, politiniai, visokie išbandymai ir visa kita. Jau nebėra aukšta kepurė su auksinė lazda nešioji ir visi aplinkui tave lankstos ir visa kita. Tokios viskupystės daug kur nebėra. Tu neši atsakomybę už viską. Už pastatus, už žmonės, už jų kompetencijas, už jų negebėjimus, už jų klaidas, nes net ir teisė taip veikia. Tai yra žmonių, kunigų, kurie pasako tokiai tarnystei ne. Reiškia, va tas ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka. Nes turi nuolat tikrinti, žinai, ar tai yra Dievo valios ženklas, ar tai Dievui patinka. Antras dalykas, tada turi atsakyti, nes turi būti ne mano, o Dievo valia. Tai neskubėti nei ne, nei taip, nepasitarus savo sąžinėje su Dievu. Nes aš pažįstu žmonių, kurie, ką be pasakysi, jų atsakymas bus ne. Kam jie sako taip, aš irgi nežinau. Nes kadangi jie niekam nesako taip, kas būtų susijęs su tarnavimu kitiems, tai ką jie daro su tuo visų laiku savanaudišku? Kažką daro tikriausiai. Aš manau, kad jie save tobulina. Ir saugo kuo ilgesniam išlikimui šitoj žemėj. Nes dargi reikia daug ką išragauti, dar reikia daug ką pamatyti, dar reikia daug ką patirti šitoj žemėj. O paskui jau tada, kai jau būsiu persisitinusi, tai tada jau Dieve su visais kaliošais mane reiškiasi priimk į savo dangų ir ten tada aš eksplorinsiu dangaus karalystės visokius užkabarius. Truputėlį yra piktumo iš mano pusės, nes šitoks egoizmas šiek tiek mane erzina. Ir ypatingai, kai jisai yra krikščioniškam kontekste. Tie žmonės nėra ne katalikai, nėra ne krikščionės, bet jie leidžia savo, reiškiasi, tokį ne Kristaus pavyzdį įgyvendinti savo gyvenimą. Ir tada kažkaip tai, taip liūdna. Liūdna. Toliau. Ne dėl gėdingo pelno, žiūrėkite, bet gera valia. Reiškiasi, priimti tą vyresniųjų tarnystę
ne savo naudos ieškant, bet kitiems. Ir pranašo Ezechielio knygoje, kaip tik mes skaitome, kaip ten gali būti su tais ganytojais. 34 skyrius, 2-6 eilutė. Čia pranašas Ezechielis, čia Senasis testamentas, 34 skyrius, 2-4 eilutės, 2-6, žiūrėkit, ką rašo. Marusis, pranašauk Izraelio ganytojams. Pranašauk ir sakyk jiems, ganytojams. Taip kalbėjo viešpats Dievas. Vargas jums, Izraelio ganytojai, ganantys save pačius. Argi nėra ganytojų pareiga ganyti kaimenę? Jūs valgote taukus, rengiatės vilną ir skerdžiate peniukšlius, bet avių nešeriate. Silpnos jūs nestiprinote, sergančios negydėte, sužeistos netvarstėte, žūstančios negražinote ir paklydusios neieškojote, bet valdėte jas jėga, net šiurkštumu. Nesant ganytojo, jos buvo išblaškytos, o įsiblaškiusios tapo ėdesiu plėšriems žvėrims. Mano avys buvo išblaškytos, jos klaidžiojo po visus kalnus ir po visas aukštas kalvas. Mano avys buvo išblaškytos po visą žemę, nebuvo kas jomis rūpintųsi ar jų ieškotų. Stiprus tekstas ganytojams, aš čia jau ant kelio turėčiau klupėti, muštis į krūtinę ir sakyti, žinai, esu kaltas, esu labai kaltas. Ir tikrai tas Dievo žodis, jisai, reikia būti su juo, nes jis gydo. Jis parodo mūsų kitą kartą neteisingą elgesį arba nukrypimą nuo teisingo elgesio. Ir Petras, geras žydas, mus irgi prie šito teksto sugrąžino. Taigi, ne dėl gėdingo pelno, atsimenu, reiškiasi, žinote, yra klebonai ir yra vikarai, kurie padeda klebonams. Tai klebonas jau čia už viską atsako ir viską ten skirsto. O vikaras, tai gauna kažkokią tai ten dalį ir tada sako, dabar reikės jums, reiškiasi, vaikus katechizuoti arba su Marijos legionu ten ką nors sakyti. Vikaras sako, o kiek man už tai mokės? Nes mišios tai yra mokamos, gauni stipendiją, krikštas yra mokamas, laidotuvės yra mokamos, reiškiasi sakramentinė tarnystė, už kurią žmonės duoda auką. Kadangi čia iš ko kunigas susirenka savo algą Lietuvoje, tai tada verta ir 3 mišias, ir 10 laidotuvių, ir krikštyti, ir tuokti, ir taip toliau. Bet su Marijos legionu susitikti neverta, nes josgi nieko nemoka. Ir tada klebonas turėtų rasti būdų kažkaip kompensuoti, nesgi kunigo tarnystėje neapmokamo laiko negali būti. Liūdna girdėti, bet kartais reiškiasi renkamasis ir toks kelias. Tai va čia Petras, popiežius, pirmoje enciklikoje mums, kunigams, mums vyresniesiems primena, kad ne viskas turi būti apie pelną, apie pinigus, o pirmiausia apie naudą kitiems. Ir trečia, ne kaip jum pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys. Ne kaip valdovai rodantis viršenybę, bet kaip kaimenės pavyzdys. Ir čia atsiverčiam Mato Evangeliją, 20 skyrių, 25-26 eilutės. O Jėzus, čia jau net nebe Petras, čia Jėzus, pasivadinęs juos pas save, apaštalus tarė. Jūs žinote, kad tautų valdovai engia tautas ir didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas. Tai kodėl popiežius yra servus servorum dei, Dievo tarnų tarnas. Kuo didesnis bažnyčioje, tuo didesnis tarnas turėtų būti. Ar taip visada yra, tai čia kitas klausimas, bet žiūrėkite, ne kaip valdovai rodantis viršenybę. Ir aš jau nekartą esu sakęs, kaip lietuvių kalboje žodis kunigas, atėjęs iš prūsų kalbos koning, pažodžiui verčiasi karalius,
Tai kiekvieną kartą mes ką nors kreipdamėsi kunigų, mes iš tiesų sakom karaliau. Karaliau Gediminai, karaliau tą. Tai ką karaliai daro? Tai duoda malonės arba neduoda malonės. Karaliai turi likti karaliais. Ir mes taip nesuprantame, bet mūsų sąmonė registruoja, kad šitas terminas, jisai nepasako, o ką tas kunigas realiai daro. Nes jeigu sakom smuikininkė arba gydytojų, tai gydo, jeigu ten mokytojų, tai moko, o kunigas ką daro? Koning ką daro? Karaliauja. Tai tada siūlau keisti, kad dvasininkas, nes tada yra priminimas, kad tas asmuo mūsų bendruomenėje yra atsakingas už dvasinius dalykus. Ir aš manau, kad kai nekurios kunigus labai erzintų, jeigu juos vadintume dvasininkais. Nes tai būtų puikus priminimas, kad iš tave žmonės nesitikė politinių, pasaulietinių dalykų pirminio išmanimo. Iš tavęs pirmiausiai tikisi dvasinių dalykų žinojimo, išmanimo ir praktikos. Nes, žiūrėkite, pasakyta, ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys. O pavyzdys pirmiausia gyventi pavyzdingą, sektiną gyvenimą. Reiškia, dvasininkai vis tiek gyvena jie kažkokį gyvenimą ir tas gyvenimas, ar toks ar kitoks, jis vis tiek yra pavyzdys. Visi žiūri, kaip gyvena jų kunigas, klebonas, dvasininkas, taip žmonės irgi leidžia savo gyventi. Ar suprantate? Jeigu tai yra geras pavyzdys, tai tada žmonės žino, kad jie turi pasitempti. Bet jeigu tai yra aš kaip visi, tai tada nereikia niekam temptis ir žmonės savo irgi dvasinio gyvenimo, moralinio gyvenimo standartus gali susimažinti, nes jų kunigas toks kaip jie. Ir čia yra klaida norėti būti tokiu kaip visi. Nes mes savo tarpe dvasininką norime matyti ne tobulą, ne švenčių švenčiausią, bet mes norime matyti kažkokį kitokį gyvenimo standartą, kažkokius kitokius prioritetus. Nereiškia, kad radikaliai vis kitokius, bet truputėlį raginančius arba kažkaip kviečiančius susimastyti. Ir yra, ko mes kaip dvasininkai, irgi gyvenantis dvasininko gyvenimą, turime savo neleisti. Ne todėl, kad, žinai, tai yra negalima, bet todėl, kad tai netarnauja tai tarnystei ir užduočiai, kad tai blaško žmonės, tai gali atitraukti jų dėmesį, tai gali kažkokiu būdu juos suklaidinti arba jie, kaip aš žinau, kad kai grojau Vešetoj, tai labai ten kviesdavo į kitus rajonus, į kitas vietas, kad jau, čia įdomu, kunigas, žinai, groja, pasirodo, aš kategoriškai nesutikau ne savo parapijos teritorijose koncertuoti. Nes aš sakiau, aš esu pirmiausia dvasininkas. Ir mano žmonės va šitoj teritorijoje mane žino pirmiausia kaip kunigą, kaip švento rašto labai entuziastingą skelbėją ir mokytoją, o ne kaip liaudiškų dainų atlikėją ar šokėją ar muzikantą ar ką nors kitą. Ir tada čia yra mano antrinė, tretinė, ketvirtinė ar kažkokia kitokia asmenybės dalis, bet ne centrinė, per kurią aš bandau kažkaip tai vykdyti savo misiją ir užduotį gyvenime. Bet čia tą turi pasisakyti pats savo. Nes jeigu to neatsisakai, tai tada gali nueiti tokio lengvo populiarumo keliu ir viską pateisinti, kad čia kažkokiu būdu, tai žinai, irgi dalyvauja Dievas. Nebūtinai. Lygiai tas pats pavyzdys yra tėvų pavyzdys. Jūs galite ką norit savo vaikam aiškinti, kaip turi būti, jie pirmiausia žiūri, kaip yra. Ir labai greitai vaikai pradeda suprasti, kad žodžiai nuo gyvenimo skiriasi. Ir kai mato, kad jie radikaliai skiriasi, tai žodžius palieka žodžiais, o gyvenimą palieka gyvenimu. Ir aš niekaip nesuprantu tėvų,
kurie atveža vaikus ruošti sakramentam ir patys neina jokių sakramentų, kitur net nedalyvauja mišiose, nori, kad vaikas eitų išpažinties, kad jis vėliau eitų komunijos, kad jis lankytų mišes, kad jis mokėtų maldas, kad jis jas sakytų, bet patys nieko to nedaro. Tai čia yra, žinokite, čia yra nusikaltimas. Ir aš kaip klebonas nepriimu tokių vaikų, nepriimu tokių tėvų į bendruomenės gyvenimą, todėl kad negalima vaiko taip apgaudinėti. Tada leiskime jam, kada jis arba ji atitrūks nuo tėvų, reiškiasi atsakomybės, paauglystėje ar vyresniame amžiuje, ir tada galės pasirinkti, pabandyti ar alfa praeiti, arba kažką kitą ir gauti tuos sakramentus, o ne susidėti kaip į stalčiuką, pažymėjimus, užpildytas parašiukais knygeles ir kada paskutinį kartą buvo išpažinties, kaip ėjau komunijos pirmos. Tai čia apie ką tada yra. Ir va šitas trumparegiškumas jau mums, kaip sakyti, gražą gražina, blogą gražą. Mūsų ištustėjusios bažnyčios ir kai taip paviršutiniškai vaikai yra supažindinami taip formaliai su tikėjimu, tada, kai reikia, kad tas tikėjimas padėtų spręsti, apsispręsti, įveikti tam tikrus gyvenimo sunkumus ir klausimus, toks tikėjimas stalčiuje esantis neveikia. Ir tada einama į priklausomybės, einama kažkur kitur, ieškoti tos atspirties ir pagalbos. Aš čia atsiprašau, labai įsileidau, bet čia, žinokit, jautru yra. Čia pasirodo jautru buvo prieš 2000 metų, nes Petras, kai popierius toks brangus ir reiškiasi nėra taip lengva prirašyti, tai jis balalaikų nerašė. Ir žinojo, kad to laiško žodžiai bus ir padrastinimas, ir pastiprinimas daugeliui, kaip čia skirta Mažosios Azijos tikėjimo bendruomenių, bet dabar žinome, kad ir visai Kristaus bažnyčiai šitiek tūkstančių metų. Ir tada toliau, kai pasirodys vyriausiasis ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką. Čia mes vyresnieji gausime tą vainiką. O tas vyriausiasis ganytojas archipoimen, iš to yra arkivyskupas, reiškiasi arki, virš kitų, yra Kristus. Ir laiškas Žydams, 13 skyrius, 20 eilutė, ramybės Dievas, amžinosios sandoros krauju, išvedęs iš numirusių didįjį avių ganytoją, mūsų viešpatį Jėzų Kristų, te padaro jūs tinkamus viskam. Taigi didysis avių ganytojas yra vienas, mūsų viešpats Jėzus Kristus. Mes esame, jeigu pagal tą seną reiškėsi lietuvišką piemenavimo arba ganytojavimo hierarchiją, tai buvo piemenys, buvo piemenėliai ir buvo vyriausiasis ganytojas vadinamas kerdžium. Tai jis kaime vienas toks. O visi kiti yra tarsi jo tokie padėjėjai ir taip toliau. Tai Kristus yra tas vyriausiasis ganytojas. Ir tikrojo vadovo pozicija bažnyčioje yra Kristaus deleguota, suteikta. Ir visi Kristui yra atskaitomingi. Visi. Vyresnieji ir nevyresnieji, bet ypatingai vyresnieji. Mes esam atskaitomingi Kristui, kuris yra vyriausias ganytojas, ir gano savo tautą, ir gano savo bažnyčią per netokius tobulus įrankius kaip mus, bet jisai ir apaštalus netobulus pasirinko, kad galėtų juos, čia geras žodis, ištobulinti. Kad galėtų juos ištobulinti, bet apie tai dar šnekėsim. Taigi, yra didžiulė paguoda ir padrasinimas, kad Dievas ryžosi ateiti į šitą netobulumų kupiną pasaulį, ir leisti būti mums bendradarbiais ir dalyviais jo išganingo ir mylinčio veikimo. Ar yra tobuli tėvai kur nors? Nėra. Ar yra tobuli mokytojai? Nėra. Ar kas nors yra kur nors tobula? Ne, nėra. Bet tai nereiškia, kad
negalima daryti ir elgtis geriausiai, kaip suprantame tuo metu, stengtis iš paskutiniųjų, nes realiai ant šitų pastangų būti geresniais negu esame, būti tobulesniais negu esame, stovi pasaulis ir šito pasaulio dabartis ir ateitis ir gėris. Tai reiškia, Dievas sugeba, kaip mes sakėm, rašyti tiesiai ant mūsų kreivų linijų. Ir tas leidžia mums kažkokiu būdu atsikvėpti ir sakyti, kad, kaip palaimintas arkivyskupas Jurgis sakė, tavo bažnyčioje aš norėčiau būti puodkelė, su kuria viską ten puodus pakelia, pavalo kažkokius tai, reiškia, įsiliejusius riebalus ar ką nors, o paskui nuteškia į kampą. Bet net ir kampe aš būsiu tavo bažnyčioje. Svarbiausia, kad aš esu tavo bažnyčioje, tavo namuose. Ar aš tavo namuose rankšluostis, ar puodkelė, ar servizas, ar reiškia petelnė, nesvarbu, svarbiausia būti Dievu. Ir mūsų irgi pagrindas yra svarbiausia būti su Dievu. O kuo būti pas tą Dievą, koks skirtumas? Ja. Tarpusavį tai yra didelis skirtumas, jau čia sakyti nereikia. Bet kai pas Dievą nueisime, tai kaip tada sakėm, ar pergyvens pilna stiklinė, kad yra pilnas ąsotis. Tai šitoje žemėje gali visą gyvenimą graužti kitus, kodėl tu nesi ąsotis. Bet pas Dievą patyręs tą pilnatvę, tai nebekelsi tokių klausimų. Ir kokį duos, žiūrėkite, mums tas vyriausiasis ganytojas, gausit nevystantį garbės vainiką. Nevystantis graikų kalboj yra žodis amarantis. O tai pasirodo yra pažodžiui augalas, ir aš įsiverčiau, raudonžiedis burnotis. Nevystantis graikų kalboje reiškiasi raudonžiedis burnotis, kuris net ir išdžiūvęs nekeičia savo spalvos. Nevystantis reiškiasi, dabar nupink ąžuolą. Taip, uždėsi ir bus gražu, o kitą dieną kas bus? Susisukęs, toks žalumą praradęs balkšvas toks jau, ir tada supranti, kad jau ąžuolas yra apvydęs. O čia nevystantis. Tai pasirodo, nėra čia, gal yra agronomų. Raudonžiedis burnotis nekeičia savo spalvos net ir išdžiūvęs. Apie tai irgi kalba apie tokį nevystantį vainiką. Korintiečiams 2, 4 skyrius 17 eilutė. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą visą pranokstančią amžinąją garbę. Tai ta nevystantis amžinos garbės vainikas. Čia mūsų laukia. Nes jeigu tas vainikas nuvystantis bus, tai žinai, ko čia stengtis. Bet visi kiti vainikai, kuriuos mes čia gauname, anksčiau ir vėliau vis tiek kažkaip linkia apvysti. Gerai, 5. Taip pat jūs jaunesnieji būkite klusnus vyresniesiems. Ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Kas yra tie jaunesnieji? Greičiausiai tie naujai įtikėję, nebūtinai amžiumi jaunesnieji, bet naujai įtikėję ir įsijungę į bendruomenę. Tokie, sakom, fuksai. Tokie žali dar. Tai reikia, kad jie, nors nėra vyresnieji, ir amžiumi tikriausiai, ir patirtimi, ir atsakomybė bendruomenė, kad jie būtų klusnus, žiūrėkite. Jūs, jaunesniai, būkite klusnus vyresniesiems. Ir ta žodis klusnus yra subordinat. Mes tą žodį jau esam girdėję Petro laiške, 2 skyrius, 13 eilutė pavyzdžiui. Jūs būkite klusnus kiekvienai žmonių valdžiai dėl viešpaties tiek karaliui, paskui 18 eilutė 2 skyriaus. Šeimininkščiai, su visa baime būkite klusnus šeimininkams. 3 skyrius 1 eilutė. Jūs žmonos būkite klusnios savo vyrams. Ir 5 eilutė. Juk kada eisė, taip puošdavosi šventos moteris, kurios turėjo viltį Dieve ir buvo klusnios savo vyru.
Ir mes aiškinomės, tas žodis klusnios yra subordinat. Sub reiškiasi būti po tvarka, būti tvarkoje. Jeigu kažkas vadovauja, tai yra tvarkinga kažkam klausyti. Nes čia man prisimena Mažojo princo apsilankimas karaliaus planetoje, kuris labai mėgo vadovauti, bet neturėjo kam ir kokia ten žiurkė gyveno, kuri labai nenorėjo jo klausyti. Ir jis buvo tai tada bent jau Saulei vadovavo, kad tu čia patekėk ir nusileisk, reiškėsi. Tai nors tiek. Tai matote, pasiduodantis tvarkai ir drausmei. Reiškėsi, bažnyčioje, bendruomenėje kažkas turi vadovauti, o kažkas turi tam vadovavimui pasiduoti ir klausyti. Tai jūs man dabar pasakykite, kaip man, kaip klebonai šitoj parapijoje sekasi vadovauti. Kas manęs klauso? Bažnyčioje, kai aš kalbu, manęs klauso. O kai mišios baigėsi, kam aš turiu vadovauti? Ir tada, čia yra, kur mes ir turėsime, reiškėsi, kovo 21 šitą bendruomenės formacijos dieną, kad mes suprastume, kad bažnytiškumas nepasibaigia su mišiomis. Kad bažnyčia kaip tokia veikia ir tarp mišių. Ir ten reikia irgi išsiaiškinti savo santykius, savo tvarką ir kaip mes toje tvarkoje dalyvaujame, toje tvarkoje, kurioje vyksta mišios irgi, bet bažnyčia nėra tik mišios. Bažnyčia yra jo misijos įgyvendinimas toje teritorijoje tarp tų žmonių ir yra ne tik mišios, yra kitos atsakomybės, yra kiti dalykai. Ir tada gerai, kad yra grupė, kur dabar kai ką galiu parašyti ir kai kas atliepia, bent jau atliepia. Tai reiškiasi, ką reiškia būti bendruomenės vadovu, kai tu bendruomenės yra reikalingas kartą per sekmadienio mišias. O paskui gali eiti į kasą, su policininkais gali eiti, kur nori, ką nori gali daryti, reiškiasi, taigi mums tik sekmadienį, kad 12 valandą, ir jeigu laidotuvės, vis tiek savas klebonas, jau geriau, kai giminės suvažiuos, savas klebonas, žinai, ir gerai šneka, ir nenusišneka dažnai, tai jau savas klebonas. O paskui jis gali, žinai, šunim šėko pjauti, koks knygas skaitykit, hobiai susimkite, ar neturite ką veikti, tai viešpatie mano, taigi tiek teatrų, tiek spektaklių, tiek viso kito, tai jūs ar mokykitės, ką nori darykit, bet jau tarp mišių jūsų laikas. Nes taip yra parašyta Kristaus ganytojams. Paaukojot mišias ir čiuoškit savo reikalų daryti. Ne. Tai mes tą kovo 21 bandysim truputėlį suprasti, kaip šitoje vietoje, šitoje bendruomenėje veikia bažnytumą. Ne kaip priekaištą, bet tiesiog pabandyti įskleisti tą tikrovę, apie kurią kitą kartą net nesusimastom, kad ji tokia yra. Ir tada tą tikrovės didžiąją dalį neša kažkas, kas jau per šonus nebesueina ir siūlės yra. Ir tada reiškiasi, gali būti, kad tie žmonės, jeigu išeis kažkuris iš rikiuotės, man liūdniausia, kad jeigu aš pasakyčiau, kad, čia daugiau nebegali vykti mišios, tai sakytų, tai mes kitur nuvažiuosim. Kokios problemos? Jeigu kažko negali būti čia, tai kai reikės bus kažkur kitur. Tas šiandien yra truputėlį tokio, ir aš parašiau, šiandien labai nepopuliari pozicija kieno nors klausyti. O tai kas čia tu toks? Kas tu toks, kad aš turėčiau tavęs klausyti arba kažką tai derinti, arba į kažkokią tvarką save įstatyti, į kažkokią drausmę, tą, ką aš vadinu bažnytiškumu. Nes bažnytiškumas yra buvimas kažkokioj santykių tikroviai, reiškiasi, bet reikia žinoti, kas tai per tvarka, kaip tie nareliai veikia ir kaip mes nešam vieni už kitus atsakomybę. A čia gerai būtų tą sužinoti. Toliau, apsivilkite nuolankumu vieni kitiems. Ir aš čia parašiau, niekas negimsta su drabužiais, ypač nuolankumu. Apsivilkite nuolankumu. Reiškia, mes iš prigimties nesam nuolankus.
Mes kaip tik norime, rėkiam, klykiam, sisiojam, myžiojam, ką tik nedarom nuo mažumės, kad čia esu aš, viskas dėl manęs. Ir nuolankumą mes turime išmokti ir apsivilkti. Nuolankumas reiškiasi žemės nuolankumas, duonos nuolankumas, kas yra mūsų gyvenimo pagrindas, bet yra tiek priprastas pagrindas, kad mes net nebesusimastome, o kokia vis dėlto yra žemės ir duonos ir didybė. Tai va, nuolankumo apsirengti kaip drabužiu, nes ne vienas negimėm su juo. Reikia apsirengti tuo drabužiu, reikia pasisiūti tą drabužį. Ir bažnytiškume, bažnytiniuose santykiuose, va čia ir vadovaujančių, ir klausančiųjų, ir vieni ir kiti turi būti apsivilkę nuolankumo drabužiais. Filipiečiams 2 skyrius 3 eilutė. Tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Efeziečiams 4 skyrius 2 eilutė. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybė palaikykite tarpusavio meilę. Bet nepalaikysite tos tarpusavio meilės, jeigu nebus nuolankumo į kitą. Reiškiasi, aš ateinu neįtvirtinti savęs, bet aš nusilenkiu, reiškiasi, kad galėčiau patarnauti kitam. Ir Kolosiečiams 3 skyrius 12. Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Tai matot, kiek reikia čia susirengti. Reikia apsivilkti nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Ot gavėniai užduotis, žinai. Ja. O mes manėm, žinai, užgavėnėm apsirengėm kokie nors ten raganą ir jau mes čia, žinai, pasiruošę Velykom. Ne, čia dar. Petras cituoja patarlės 3 skyrių 34. Senasis testamentas. Pašaipūnams jis yra pašaipus, bet kukliesiems rodo malonę. Taip išversta. Nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Tu kur tam Dievo įsikišti prie to išpuikėlio? Šiaip prie išpuikėlio mažai kam yra įsikišti, nes išpuikėliui reikia labai daug vietos. Bet ta puikybė veikia ne kaip kailis, o kaip spygliai. Ir mes išpuikusio žmogaus akivaizdoje, artumoje esame sužeidžiami. Esam stumiami, esam patyrę, reiškiasi tokį, toks kažkoks žeminantis mus elgesys, tas išpuikėlis. Ir išpuikėliui reikia labai daug atstumo aplinkui save. Nes matai, puikybė yra toks kaip muilo burbulas. Ir muilo burbulą reikia labai saugoti, kad kas nepradurtų. Tai reikia labai saugoti, žinai, ką kiti sako, ką šneka, kaip pažiūri ir taip toliau, viskas, kad būtų, žinai, nes paskui paaiškės, kad tuščia viduris. Ir Mato 23 skyrius 12 eilutė. Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Kito atžvilgiu ar Dievo atžvilgiu. Tai va, kai menkavertiškumas atsiranda, kai mes tarpusavį pradedam vieną žeminti, kitą aukštinti, bet jeigu tu žvelgi į Dievą, žvelgi į Kristų, tai labai natūraliai viskas paaiškėja, kas yra kas ir kas aš esu, lygindamas save su Kristumi. Tai visada būsiu žemesniai pusėje, nes niekada negaliu jo viršyti, niekada negaliu. Aš galiu kitą žmogų viršyti, bet niekada negaliu viršyti žmogumi tapusio Dievo Kristaus. Ir va čia yra matyti Kristų kaip mūsų atskaitos tašką. Ne kitą žmogų, aš esu toks, kaip reiškiasi, geresnis už kitą, ko man stengtis. Kai jau visi bus tokie geri kaip aš, tai tada gal aš irgi šiek tiek patobulėsiu. Tas atsitinka ir bendruomenėse, gali atsitikti ir parapijų bendruomenėse. Kai kiti bus pasiekę tiek, kiek mes pasiekėm, tai tada gal mes ką nors dar ir daugiau bandysim daryti.
ar kažkaip save auginti. Bet dabar tai mes gyvenam ant tokių laurų. Aišku, čia mūsų parapijai negalioja. Reiškia, yra visom kitom parapijom. Ypač šitiem parapijos namams negalioja, nes čia tiek vyksta veiklų. Čia tik užsidaro sekmadienio mišių duris ir čia prasideda grupelės, eina žmonės, žinai, tokius dalykus sprendžiasi, kitokius sprendžiasi, kviečia įvairius kalbėtojus, nori dvasios dovanas įsiaiškinti, paskui kaip galėtų jas panaudoti bažnyčios, reiškiasi, misijai šitame krašte. Čia tiesiog neužsidarančios duris. Nesgi kitur netiek nėra. Nes atskaitos taškas yra ne Kristus ir jo bažnyčiai duota užduotis, bet yra, tai lyginant su vadaktėliais, tai čia mes ką? Ja, čia jau mes esam pasiekę, tai neklausk. Aš sakyčiau, kad gal net ir per daug esam padarę, dabar gailiuosi. Nes lyginant su vadaktėliais, tai mes kur tavo? Man gera matyti jūsų šypsenas, kad mes suprantame, apie ką eina kalba. Ir tada iš Marijos Magnificat jau čia pasiskaitysit, Luko 1 skyrius 51-52 eilutės, jis išaukština nuolankiuosius ir pažemina tuos išpuikėlius. Ir žiūrėkite, ką toliau sako. Nuolankiesiems duoda malonę, tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Ir metui atėjus, žodis metui yra ne kronos, yra kairos. Kairos, mes sakėme, yra amžinybės laikas, dieviškas laikas. Tai jis mus išaukštins ne šitam chronologiškam laike. Mes čia nebūtinai visi turim tapti rajono garbės piliečiais, ne visus ordinus turim valstybę susirinkti, kad būtum išaukštinti, nes tas tikrasis mūsų vainikas ateis, kai veiks kairos laikas, amžinybės laikas. Dabar jis įsiveržia tik liturgijoje karts nuo karto, bet daugumas mūsų gyvenam kronos laike, ne kairos. Paveskite jam visus savo rūpesčius. Ir tas žodis rūpesčius skamba daugiskaitoje, bet graikų kalboje yra vienaskaita. Ir tą žodį pažodžiui reiktų versti nerimą. Paveskite jam visą savo nerimą. Ir čia psalmė 55:23. Pavesk savo rūpesčius viešpačiui ir tave jis palaikys, teisiajam palūžti jis niekada neleidžia. Pavesk savo rūpesčius, savo nerimą viešpačiui. Ir kodėl reikia tuos rūpesčius ir tą nerimą pavesti viešpačiui? Nes Mato 13 skyrius 22 eilutė. Paselys tarp erškėčių, tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį ir jis lieka nevaisingas. Nerimas ir rūpesčiai neatiduoti viešpačiui užgožia Dievo žodį, užgožia Dievo kalbėjimą, Dievo žodžio galią mumise. Mes nebeturim kada klausyti, ką Dievas sako, mes nuolat esam paskendę savo nesibaigiančiuose rūpesčiuose. Kai aš išsispręsiu savo rūpesčius, tada aš eisiu vykdyti Dievo valios. Toks yra mąstymas. Ir kadangi tie rūpesčiai tikriausiai niekada neįsispręs ir nepasibaigs, tai kada aš turėsiu laiko Dievo žodžiui ir Dievo valiai? Per šventą nygdą. Per šventą nygdą. Tai reiškia niekada. Arba kitas pasakymas yra juodai dienai atėjus. Aš tada turėsiu laiko Dievui. Tada visą laiką, Dieve, kiek jau čia man bus likę, kai jau numirsiu, tavo. O dabar? Ir čia, ką mes šnekam, iš tiesų labai gavėniška. Apsirengti nuolankumu, reiškia pavesti Dievui tuos visus rūpesčius. Tai kaip tu pavesi tuos rūpesčius, jeigu tu nesikalbi su Dievu? Ir kaip reiškiasi suprasti, kad tu juos pavedi, jeigu tu nesiklausai, ką jis atsako į tavo rūpesčius? Man nekartą žmonės yra paliudiję,
kad jie namuose savo gyvenime priėjo prie kažkokios situacijos, kur jiems iškilo rimtas klausimas. Va, tai kaip čia dabar bus toliau? Kaip čia dabar yra? Ir jie ateina į baziliką, į mišias ir klausosi Dievo žodžio, klausosi pamokslo ir sako, aš gavau atsakymą. Man Dievas atsakė. Bet matote, Dievas kalba per savo liturgiją, per šventąjį raštą, per kunigų pamokslus kalba, netgi retoriškai netobulus pamokslus. Dievas irgi kalba. Bet jeigu aš neturiu klausimų, tai jis ne man kalba. Aš ateinu pasiklausyti, kaip Dievas kalba kitiems. Ir kartais sėdžiu bažnyčioj ir galvoju, čia gerai pasakė jai, va čia gerai pasakė jam, ir ypatingai taikliai Dievas pasako tiems, kuriuos aš žinau, kad jis sako, bet jų čia net nėra. Tai va, ir kai tu iš tiesų gyveni dvasinį gyvenimą, jeigu tu mėgini pažinti Kristų, suprasti jo mintį, tada tau natūraliai kyla klausimų įvairiausių. Ir tada susitikimas su jo žodžiu, su jo skelbėjais yra atsakymo dalis. Bet jeigu tu gyveni be klausimų, čia Tomas Halė kunigas tas čekų yra pasakęs. Jeigu Jėzus yra atsakymas, tai koks yra klausimas? Dažnai yra sakoma, Jėzus yra atsakymas. O tada į kokį klausimą? Tai viena. Ir kitai sako, kas tą klausimą paklausė, į kurį Jėzus yra atsakė. Ir tada atsimenu Andrių Navicką, irgi yra mums kunigams šnekėjęs. Kunigai dažnai per pamokslus atsakinėja į klausimus, kurių nieks nepaklausė. Savo pamoksluose duoda atsakymus į klausimus, kurių nieks nepaklausė. Ir tada nereiškia, kad jie neteisingai šneka arba neteisingai žino, bet tada kam jie kalba? Ir kitas homiletikos ir pamokslų sakymo aksioma, taisyklė yra, ne taip svarbu, ką pasakė, kaip svarbu, ką išgirdo. Tu turi būti ryšyje su savo bendruomenės žmonių situacijomis, kad galėtum padėti Dievo žodžiui į tas situacijas atliepti. Tu turi būti su savo bendruomenės džiaugsmais, vargais ir rūpesčiais ir tada Dievo žodyje bandyti duoti atsakymą į jų situacijas. Nes tų protingai kalbančių šiandien dirbtinis intelektas daug geresnius pamokslus už mano gali pasakyti. Bet jis nežino, kam jis kalba. O aš žinau. Ne visada, bet žinau. Ir esate tikriausiai pastebėję mano kalbėjimo metodas, būdas yra, aš dažniausiai iškeliu kažkokį klausimą, bandau įtikinti jūs, kad čia yra jūsų klausimas irgi. Ir kai nekurie žmonės pasirašo, sako, tikrai nepagalvoju, tai koks čia atsakymas? Ir tada duodu atsakymą. Žmogus mano dėka įsikelia klausimą, išgirsta atsakymą ir iš tiesų tikiu, kad yra paaugintas tam tikram žinojime, tam tikram išmanime, kur šiandien kitaip yra pavojus, kad tu šneki atsakymus į neaiškius klausimus. Bet ar mes turim klausimų? Ir todėl mes į sekmadienio liturgiją turėtumėm ateiti pasiskaitę skaitinius. Persiskaitę skaitinius. Tai bus toks Dievo žodis. Tai ką čia Dievas nori pasakyti? Aš tos vietos nesuprantu, man šitas nereiškia, kad aš gausiu į visus klausimus atsakymą, bet bent jau aš kitaip klausysiuos to teksto. Bet jeigu aš iki atvažiuodamas į bažnyčią klausausi lietaus, kur trali vali festivalį, ir tada tik pradedu galvoti apie Dievo reikalus ir Dievo žodį ir Dievo mintis ir Dievo tiesas, tik tai pravėręs bazilikos duris, tai tas klausimas gali neateiti.
gali ateiti kur sėstis, kur šilčiau, kodėl neįjungti šildytuvai, žinai, ir dar kas, o kodėl mano vieta užimta, kodėl neveikia, reiškia, terminalas aukų aukojimo. Visokių klausimų gali atsirasti, bet ne tų, į kuriuos atsako Dievo žodis. Reiškia, eiti į susitikimą, truputėlį pagalvojus, su kuo mes susitinkame, kokie yra mūsų lūkesčiai to susitikimo. Ką mes į tą susitikimą atsinešam, kokie mes ateiname. Viešpatie, žinai, tavo pirmas gavėnios sekmadienis ir bus antras dabar, dapas kol kas nežinau, kur ta gavėnė mano gyvenime, žinai. Taip, kai jau mušimės, kad esu kaltas, esu labai kaltas, tai bent aš jau žinosiu, dėl ko mušuosi. Kada niekaip kažkaip tai kažkokie procesai mano gyvenime neprasidėjo, dar kažkokio rūbo aš nesu nukabinęs ir nesistengiu apsirengti. Truputėlį, juk šiaip į susitikimą, su klebonu būtų susitikimas. Paskirtas laikas, dabar reikia susitikti. Taigi, neklausytume tausinukių iki kol į raštinę pasibelsi. Vis tiek pradedi galvoti, tai kaip čia dabar, žinai, kaip aš sveikinsiu, žinai, ar čia garbėzui Kristus sakyti, ar labas vakaras, žinai, kaip čia dabar būtų padoriau, reiškiasi. Paskui, kur jau mes čia sėdėsim, čia nusirengti reiks, pasikabinti viršutinius drabužius, ar čia kažko. Vien žodžiu, truputėlį ruošiesi, bet ar mes ruošiamės susitikimui su Kristumi, kai vykstame į mišias? Ar yra mūsų mintis, kad juk pas prezidentą tai neitume taip, kaip ir tiesiog naura kažkaip tai. Toliau, paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Ir žiūrėkite, tas žodis paveskite, iš tiesų pažodžiui verčiasi užmeskite, meskite ant. Paveskite reiškiasi tikrai duokit viešpačiui pasirūpinti, nes jis jumis rūpinasi. Ne jūs vieni rūpinate savo gyvenimu. Viešpats nemažiau rūpinasi mumis ir mes jam nemažiau rūpime, negu mes patys savo. Tai jeigu yra kažkas mumis rūpinasi, tai leiskime jam mumis rūpinti. Leiskime jam. Tai ne slėpimasi susigūžus, bet atsidavimas. Nuolankus, aktyvus atsidavimas tam, kuriam visada rūpime, kuris mumis rūpinasi. Nuolankumas nėra bėgimas nuo viešpaties rūpesčio mumis. Nuolankumas yra kaip tik leidimas jam mumis rūpintis. Aš galiu, gerai, galėk. Aš negaliu, ar tu gali? Pažiūrėsi. Duok man, leisk man parodyti. Leisk man apreikšti savo rūpestį ir savo meilę. 8-9. Būkite blaivūs, budėkite, jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Labai garsiai eilutė apie tą riaumojantį. Būkite blaivūs, mes jau girdėjom. Pirma eilutė 13, pirmas skyrius 13, ketvirtas skyrius 7 eilutė, budėkite. Tada 1 Tesalonikiečiams 5 skyrius 6 eilutė. Ką reiškia budėkite, būkite blaivūs? Būkite dėmesingi dvasios vedimui. Susitelkę maldoje. Būkime dėmesingi Dievo dvasios vedimui ir susitelkę maldoje. Tame santykyje jautrus Dievo žodžiai, jautrus sąžinės balsui, jautrus Dievo įkvėpimam. Turėčiau, neturėčiau. Reikėtų, būtų gerai. Ir jeigu mes esam dėmesingi tam sąžinės balsui mumise, mes kartais padarom neblogų dalykų. Iš tiesų, kiti patiria Dievo gerumą per mus, kai mes truputėlį jautresni esam tam. Ir maldoje, jeigu yra maldoje ateina tam tikri įkvėpimai, kurie sako, aš turiu tą ir tą, aš turiu taip ir taip. Bet jeigu to maldos laiko nėra, tai kur tam įkvėpimui ateiti? Ja, nukrist kaip lytė ant galvos. Dievas mane baudžia, tada reiksim, ar ne? Ja. Nes jis ir tą panaudoja iš to rūpesčio ir meilės mumis. Kartais ir plytą numeta, jeigu ne ant galvos, ten kojos. Kodėl turėtume išlikti blaivaus proto ir budintis?
Nes jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Tai tas priešas niekada išeina. Jis nuolat slankioja aplinkui, tykodamas ir riaumodamas. Jis nuolat tą daro. Ir todėl mes turime išlikti nuolat blaivus ir nuolat budintis. Niekada negalim atsipalaiduoti. Labai šiuo metu padeda ėjimas slidžiu keliu. Tai kada dabar gali atsipalaiduoti eidamas ledu? Nuolat turi budėti, nuolat žiūrėti, kur dedi koją, nes nežinai, kada pargrius. Tai lygiai taip pat ir gyvenime mes einam labai slidžiu keliu ir turime nuolat budėti, būti arti Viešpaties, su žodžiu, jo sakramentu, jo žodžio, su bendruomenė, kad galėtumėm saugiai pereiti šitą. O jis tyko mus praryti per kitus žmonės. Kiti pasinaudoja velnias kitais žmonėmis, kad mus irgi kažkaip iš Kristaus kelio išimtų. Bet ypač per mūsų troškimus ir aistras, kad nebesektume Kristumi. Priešas nori, kad mes nieko bendro su Kristumi neturėtume arba turėtumėm tik 1 valandą savaitėje sekmadienį. Ir tai, kai pradarysime duris ir kai uždarysime, tas ryšys su Kristumi pasibaigtų. Tai čia priešas švenčia, jį nuostabiai džiugina tie tokie katalikai, vienu žodžiu, kur tik 1 valandos jiems užtenka Dievo ir tikėjimo reikalams, kai pradaro duris bažnyčios ir kai uždaro, vėl prasideda gyvenu kaip visi ir kaip man šviečia. Tai nereikia jam labai riaumoti tada paskui jis. Gali ten kunigus vyskupus ką nors kitą pulti. Priešas, priešininkas, kaltintojas. Apreiškimo knygoje skaitome 12 skyrių 90. Tai buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį, dabar atėjo mūsų Dievo išganymas, galybė karalystė ir jo Mesijo valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundės juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Taigi kaltintojas visai bando Dievo akivaizdoje mus parodyti juodoj šviesoj. Mes neverti esam Dievo meilės. Mes neverti Dievo šlovės. Ir kartais mes patikim šito kaltintoju neverta. Neverta turėti reikalų su Kristumi, su bažnyčia, su dangum, su ateitim, su amžinybė. Neverta. Tai tada jau, ką jau šitoj žemėje iki paskutinio, o tada po manęs, kad ir tvanas, žinai, ir vienu žodžiu, tai čia jau yra, reiškiasi, va tas atsidavimas tamsai. Kaltintojas jau įrodė mums patiems, kad mes Dievo gailestingumo ir meilės esame neverti. Ir neverta čia prasidėti, čia šventybės dalai. Riaumojantis liūtas, tai yra Senojo testamento įvaizdis, kurį randame Psalmė 22:14, Jeremijo 2 skyrius 15, Ezechielio 22 skyrius 25, Amoso 3 skyrius 12, Zecharijo 11 skyrius 3. Velnias pastoviai ieško progos. Per kur? Ir čia pateikė kelis variantus. Keletą variantų. Per neišpažintą nuslėptą nuodėmę. Vienas iš velnio paveikimo būdų yra, reiškiasi, tu ne viską prisipažink. Ir ko mes neprisipažįstame, to Dievas negali, reiškiasi, atleisti, gydyti mumėse, laisvinti iš to. Čia mes patys susitvarkysim čia. Tai atlikti gerą išpažinti per gavėnią. Antras, pasaulietiškus prisirišimus. Žinai, yra tokie pasaulietiški prisirišimai. Taip, čia gali būti ir įvairios priklausomybės, ir hobiai, kurie užima visą kitą laiką ir taip toliau. Vienu žodžiu, tokie, kažkokie tai įsivaizdavimai, mados, kažkokie tai dažniai, kuriuos mes čia bandom vaikytis kaip vaivorykštė. Jie irgi mus nukreipia nuo Kristaus, nuo jo tiesos.
per netvarkingus troškimus. Tai čia tą galime atsipažinti kiekvieną savyje, tokių netvarkingų troškimų, kurie reiškiasi su Dievo valia kažkaip tai taip, viskas gerai, bet šitoj vietoje, kaip Augustinas Šventasis sakė, Viešpatie, aš noriu, kad tu man tą nuodėmę pašalintum, bet dar ne. Dar daug pasidžiaugti, o tada jau žinai, kai jau man norės, tai tada tu galėsi paimti. Ir per paralyžiuojančias baimės. Per baimės, kurios irgi neleidžia atsiliepti nei į tarnavimą, nei į žodį, mes reiškiasi tokias stingdančias kažkokias tai neišrištas baimės, į kurias esame įkliuvę arba savo įsikalbėję arba kažką priėmę. Turime pasipriešinti šitiem visiems dalykam tvirtų tikėjimu. Jokūbo 4 skyrius 7 eilutė. Taigi būkite klusnus Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Velniui reikia priešintis. Aktyviai. Ir jis bėgs nuo mūsų. Nepasiduoti velnio melams, nes jis apdalina mus pažadais, kurių negali išpildyti, arba pažadais, kurie veikia tik kronos laike. Nusiveda Jėzų ant aukšto kalno, parodo visą šio pasaulio karalystės ir sako, aš tau viską atiduosiu, jeigu parpuolės pagarbinsi mane. O Jėzus sako, viešpačiu Dievui vienam te tarnauk ir teik jam garbę ir šlovę. Tai nepasiduoti velnio melams, bet laikytis Evangelijos tiesos. O kaip tu žinosi, kad velnias meluoja, tu turi žinoti Kristaus tiesą. Bet jeigu tu nepažįsti Evangelijos tiesos, nežinai savo tikėjimo tiesos, nežinai bažnyčios mokymo, tai kaip tu atsirinksi, kur yra tiesa, kur yra melas? Savo gyvenimą patikint ištikimam kūrėjui. Mes 4 skyrius 19 eilutė sakėm. Todėl, kurie kenčia pagal Dievo valią, te paveda savo sielas ištikimajam kūrėjui. Taigi mes čia stengiamės irgi pažinti tą tiesą, kad galėtumėm labiau tos tiesos akivaizdoje atsipažinti priešo melus, apžavus. Ir tam reikia naudoti pasipriešinimui, reikia naudoti visus mums duotus dvasinius ginklus. Efeziečiams 6 skyrius 11-18. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Tad stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkite teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtus skleisti taikos evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės dvasioje visokiojopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite malda užtardami visus šventuosius. Tai matot, vėl reikia apsirengti šarvais, skydais, visokiais dalykais, nieko čia paprasto nėra. O pauti kojas ir štinga tiesa. Ir 9. Pasipriešinkite jam tvirto tikėjimo, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams plačiame pasaulyje. Tokius kentėjimus tenka iškęsti visiems broliams ir seserims. Tai neišskirtinis, bet labiau bazinis dalykas tikėjimo kelyje. Kentėjimai yra tikėjimo proceso neišvengiama dalis. Nenori kentėti, netikėk, bet vis tiek kentėsi nuo kitų dalykų. Tik tie kiti kentėjimai neves tave į garbę ir šlovę, į nevystantį vainiką, reiškia, jie gali būti tik kentėjimai tokie, kurie paženklinti nemažai beprasmybės ir neturi ateities. Vis dėlto su ir vardan Kristaus, su jo dovanojamo tikslo išsipildymu. Mes kenčiame su viltimi. Ir tada, o visų malonių Dievas, pašaukęs jūs į savo amžinąją garbę Kristuje, pats jūs
trumpai pakentėjusius ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Jo valdžia per visus amžius. Tai čia paguodo žodžiai, visų malonių Dievas, pašaukęs mus į amžinąją garbę per Kristų Jėzų, trumpam pakentėjusius. Ir čia egzegetai sako, ta žodis trumpam pakentėjusius nesumenkina kančios gelmės ir skausmo, kurį patiriam. Tačiau duoda truputį kitą perspektyvą. Trumpam lyginant su kuo? Su amžinybė. Tai jeigu tu amžinybės perspektyvos neturi, tai šio gyvenimo trumpam gali būti labai ilgai, nesibaigiančiai ilgai. Bet jeigu tu turi perspektyvą amžinybę, tai supranti, kad viskas, kas čia vyksta, bet kokiu atveju yra mirksnis, yra trumpam, nors tuo metu atrodo, kad geri dalykai ir džiaugsmas labai greit praeina, ar ne, o tai, kas liūdna, tai, kas sunku, atrodo, kad laikas sustoja ir labai lėtai eina. Lyginant su amžinąja garbe. Ir 2 Korintiečiam 4 skyrius 17 eilutė. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą visą pranokstančią amžinąją garbę. Arba tiki, arba netiki, arba ruošia, arba neruošia. Nes jeigu neturi tos perspektyvos, tai tada labai sunku pateisinti, kas čia vyksta ir kodėl aš turiu tą atverti. Dievo malonės pilnatvė per 4 veiksmažodžius pasireiškia. Ir tie 4 veiksmažodžiai, kur čia pasakyti, ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo, jie yra kaip, savyje yra tokie kaip sinonimai labai panašus, jie yra kaip virvė nuvyta iš 4 virvių. Tai tu gauni stipresnę virvę, kai vijos, ar kaip jos vadinasi, 4 vijos tarsi susuktos, kaip kasa, nežinau, kiek ten būna, 3. Į vieną išgelbėjimo virvę. Va šitie veiksmažodžiai susuka į vieną stiprią išgelbėjimo virvę. Pirmas veiksmažodis ištobulins, arba pažodžiui sugražins, atstatys, atkurs. Tai ką Dievas padarys? Jisai sugražins tą rojaus mums būseną, atstatys tai, kas buvo sugriauta, atkurs tai, ką mes esam praradę. Dievas padarys. Čia yra išversta ištobulins. Ir aš sakiau, mes naudojame ištobulins, bet aš manau, kad čia per stiprus, ypač kam menka savivertė žodis, geriau būtų naudoti sugražins, atstatys arba atkurs. Kitas žodis sutvirtins. Ir tada mes turim sutvirtinimo sakramentą, kai aš klausiu tų, kurie ruošiasi sutvirtinimui, ką tvirtins tas sutvirtinimo sakramentas. Netvirkins, bet ką tvirtins tas. Tai daug kas nežino, ką ten turi tvirtinti, o tvirtina tikėjimą. Bet jeigu tikėjimo nėra, tai nėra ką tvirtinti. Ir dažnu atveju taip ir yra, kad žmogus yra, kakta yra, reiškiasi, sakramentas yra, bet ką tvirtinti nėra, medžiagos nėra. Nes tvirtinti pastangas, tikėjimo pastangas galima tvirtinti, bet jeigu jų nėra tų pastangų, tai ir bet kokia pagalba yra pagalba kam? Jeigu niekas nevyksta, tai ką daro pagalba? Dvasios dovanų arba sutvirtinimo sakramento. Čia irgi daug kur yra praleistas tas esminis momentas, nes, reikia popierėlio į stalčių. Pastiprins. Pažodžiui reiškia suteiks jėgų. Dievas suteiks jėgų. Ir esam patyrę įvairia, kada vykdome Dievo valią, iš kažkur gauname sveikatos ir jėgų atlikti tai, kas atrodo žmogiškai mums patiems arba kitiems yra neįmanoma. Dievas duoda jėgų, suteikia jėgų. Ir įtvirtins, arba čia išversta, pastatys ant tvirto pagrindo. Dievas atstato ir tas pats žodis yra naudojamas taisė tinklus. Žvejyboje apaštalai taisė tinklus, tai Dievas taiso. Patvirtina mus tikėjimo santykyje, patvirtina mus tame santykyje. Aš esu su tavim, aš esu. Duoda jėgų judėti pirmin ir galiausiai įtvirtina mus savyje švenčiausiosios trejybės meilės gyvenime. Dievas įtvirtina, duoda kitą
pagrindą mūsų gyvenimo. Ne šitą, kuris čia praeinantis, bet tą, kuris amžinas ir dieviškas. Dievo valdžia, žiūrėkite, jo valdžia per visus amžius. Dievo valdžia bus galutinė ir nepajudinama. Ir mes sakome, Tėve, mūsų maldos pabaigoje, rankas iškėlė, kas neiškėlė, ką darysi, tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Tai kas rankų pas mus neiškėlė, tai dar nemano, kad Dievo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Mano, kad kažkieno kito tikriausiai. Bažnyčios yra, ar popiežiaus yra galybė, ar vyskupo galybė, ar mano galybė, ar Amerikos galybė. Bet iš tiesų tas veiksmas tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius yra pripažinimas, bent jau išorinis, kad vis dėlto galiausiai triumfuos Dievo karalystė ir Dievo tvarka ir Dievo valia, o visa kita čia arba taps to dalimi, jeigu norės, arba turės nueiti į nebūtį. Tai ačiū visiems šį vakarą ir toliau kantriai eikime gavėnios keliu.